Didžioji panda, dar vadinama bambukiniu lokiu, gyvena pietvakarių Kinijos bambukų miškuose. Tai labai retas gyvūnas. Pasaulyje, įskaitant ir zoologijos sodus, išlikę tik apie 600 didžiųjų pandų. Daug jų išmirė iškirtus miškus, kuriuose jos gyveno. Suaugusi panda turi maitintis iki 15 valandų per parą ir per tą laiką ji suėda nuo 10 iki 20 kg bambukų. Priekinėse letenose turi nykštį panašų kaulą, kuriuo sugriebia maistą. Neatsisako ir vabzdžių, uogų, vaisių, grybų. Gamtoje išgyvena apie 15 metų. Tai nykstantis gyvūnas, todėl yra saugomas. Zoologijos sode vienos pandos išlaikymas labai brangiai kainuoja. Maistui, vaistams, būsto priežiūrai per metus vienai pandai reikia daugiau negu 20 000 litų. Didžiosios pandos atvaizdas tapo Pasaulio gamtosaugos fondo simboliu.